Labą dieną, sveiki atvykę į mano trečią seriją. Šioje serijoje pamatysit, kaip mes važiuojam į Vokietiją su Dodge Durango. Pilną baką užsipylėm, 55 litrai dujų, žiūrim, kur bus sekantis sustojimas. Pirmas užpylimas. Rytinis užpylimas pakeliui į Vokietiją. Supylėm 55 litrus į baką. Nu, žiūrim, kiek dabar nuvažiuosim. Turbūt jums visiems iškyla klausimus, iš kur pas mane šitas baltas Durango. Tai istorija tokia, kad kolega iš Vokietijos paskambino ir paprašė, radęs pagal skelbimą, nupirkti čia Lietuvoje. Nuvažiavau, pasižiūrėjau, aš į rankų prie jo dar gan nemažai reikia pridėti, bet visumoje visai neblogas, tai nupirkom ir turėjau aš jį išsiųsti su tralu, kaip ir visą laiką, bet vasarą atostogauja visi tralistai, tai negalėjo nuvežti, o jis reikalingas kuo greičiau, nes kaip ir ten kažkam tai jau yra jisai pažadėtas ir taip toliau, tai nusprendžiau jį pats nuvaryti į Vokietiją, į aikštelę pas kolegą, tai va tuo ir važiuojam. Šiaip žiūriu, vibracija kažkokia tai yra, gana nemaloni, bet nieko, manau, kad čia ilgai stovėjęs, labai aprūdėję stabdžių diskai, tai tikriausiai gal apsivalys biškį ir nustos vibracija. Tai va tokia istorija šito Durango. Oras pats tas į tokią kelionę važiuoja. Aš tikiuosi, jisai čia niekur nėra kiauras, kad nepradėsiu kojų šlap. Viskas gal bus gerai. Nu ką, antras sustojimas pas mus. Prieš išvažiuojant iš Lietuvos užsipilsim antrą kartą. Pasižiūrim, kiek tilpo. Nuo Vilniaus kiek suvažiavom iki Lazdijų. Viskas 34 litrai tilpo. Įvažiavom į Lenkiją, nežinau, jau gal kokį 50 km nuvažiavom nuo Lietuvos. Vibracija nedingsta. Tai pasižiūrėjau padangų slėgius, ką rodo, tai labai didelis skirtumas. Ieškom, kur sustoti degalinę kokią, bandysim suvienodinti slėgį ir žiūrėsim, gal kartais dings vibracija. Ir labai mašina tokia vaikšto. Aišku, dar gali būti gal ratų suvedimas, ne kažkoks, bet teoriškai tai, kai padangų slėgis skiriasi beveik vienu baru, tai tikėtina, kad gerokai pagerės situacija. Priekį 33 PSI, gale 36 PSI. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad su akmenukų ratą nuleidinėsiu kur nors Lenkijoje Durango. Nu, tai kaip būna. Čia buvo 3... Čia daugiausia buvo. Biškį oro nuleidom, pasižiūrim, suvienodinom slėgius, dabar rodo 2,4, 2,4, 2,4, 2,3. Aišku, priekiai turėjo būti 2,2, gale 2,5. Nu, bet žiūrim, ar vibracija gal šiek tiek ir mažesnė. Ne, yra vis tiek, bet kažkiek mažesnė. Bet gal lengviau tik tai nesvaido mašinos, taip. Jo, mašina gerai važiuoja, o vibracija irgi turbūt mažesnė. Nu va, viskas kaip ir gerai buvo, bet turim stebuklingą lemputę, ką tik tai... Check engine. Žiūrėsim, reikia sustoti kompą pasijungti. Visą laimę, kad pasiėmiau kompą, nes kažkaip nujaučiau, kad čia bus reikalų su ją. Tai pasižiūrėsim, kas yra, datrauksim ar nedatrauksim iki vietos. Turiu įtarimų, kad nuo BMW užsikrėtėm šitos lemputės užsidegimų check engine. Vyrai, 1-1. Įdėmiai. Labai slėgis tepalo šokinėja pas mane, stabdant iš vis nukrenta labai barai, tai tikėtina, kad Ignai, jeigu turi pasiėmęs, tai reikės dapilt. Panašu, kad 0 tepalo. Gal ne 0, bet labai minimaliai. Kur jis dingo, nežinau, aš jį patikrinu. Pagal matuoklį tai netikiu, kad čia gal net maža bus. Tikėtina, kad vibracija buvo dėl tepalo, nes tiesiog alkūninys o taip valo. Pilu aš visą šitą 5 litrus, tai bent jau žinosiu, kad... 4? Nu tai bent jau žinosiu, kad 4 yra litrai. Ne, visą nepilk, įpilk dar kokį puslitriuką. Siekia, va. Atsirado. Jo, yra. O dabar visi visiškai sausai švarus. Man tai vis tiek tada reikia pasijungti kompas, kad čeką ištrinti. Dabar reikia pasižiūrėti, kiek tepalo mes turim ir jeigu... Kas jeigu? Vos ant šito. Ant galiuko vos tik taip pradeda liesti. Tai gerai, tai visą reikia pilti ir viskas. Šiaip jį daug labai tepalo telpa. Grindų tepimas.lt. Laikau va, vėja. Aš tai pilčiau viską ir karočią... Vis tiek ištekės. Tu va toks saurį ir esi, kad visą laiką viską supiliau, po to kitą dieną galvą skauda. Tai aš bijau, kad čia taip pat galima. Žiūrėk, nėra jokio pasirinkimo.
Pilnas supiltas. Dabar aš turim bakelį, jeigu pritrūktų antifrizo, tai vandens galėsim pil. Sniegą ištirpinsim. Apsimetam, kad viskas gerai. O, norma. Ledas. Ce? Tai. Čia va dar. Aplinkui. Aš kaip žinodamas kompą pasiėmiau, nes tikrai netikėjau, kad nuvažiuosim be nuotykių. Pasižiūrėsim dabar, ką mums čia rodo, kokias klaidas. Nors aišku, aš jau žinau, kokia bus klaida. O dar geriau, kad kompas išsikrovė. Bank 1, Air Fuel. Dai, dabar nerodysiu ištryniu. Ir klaidos nenusifotkinau. Lambda zondas. Lambda zondas? Ok. Bank 1 ir Bank 2, tai vadinasi. Nesitikėjau. O Lambda zondas gali būti dėl dujų. Dujų gali būti. Ja. Ką dabar pamatai gerą? Nieko, tik tai viena šitą klaida. Keista, kad tepalo slėga nėra. Bet gerai, kad tepalo dapylėm vis tiek. Aš be žodžių, kas jį surinkinėjo, kas jį darė ir kaip, kodėl. Aišku, tepalus pasitikrinau, važiuodamas buvo tepalų, o dabar 4 litrus, nepaisant to puslitrio ant žemės, supylėm. Tai neįsivaizduoju, be komentarų. Gerai, važiuojam į Vokietiją, toliau. Sustojom, pasižiūrėjom dėl čeko. Iš tikrųjų galvojau, kad klaida bus dėl tepalo slėgio, nes gan nemažai tepalo reikėjo dapilti, o pasirodo, kad Lambda zonda rodo. Tai manyčiau, kad čia veikla yra dėl to, kad nesenai pastatyta dujas ir matyt, nepravažinėta, gal nesureguliuota, gal dar kažkas tai yra, tai turim klaidą Lambda zondos. Bet ištrynėm, viskas ok, dabar nedega, važiuojam ir žiūrim, kas bus toliau. Trečias sustojimas, dujų užpilimas. Užsipilam ir labai tikiuosi, kad datrauksim iki Lenkijos vietos. Aišku, mums čia liko kiek? 250 km, tai datrauksim. Paskiau planuoju dar vieną pilimą. Ne, dar 2 po to bus pilimai ir jau būsim vietoje. Manau, įtilpsim į 200 eurų tikrai į vieną pusę. Tai 1500 km, 200 eurų. Gan pigiai gaunasi. Iki šiol tai nuotykių turėjom kažkokių. Įdomu, kaip pasibaigs kelionė. Tikiuosi, daugiau nebus kažkokių siurprizų mums. Šiandienai tiek, einam ilsėtis ir rytoj tęsim kelionę į Dortmundą. O ką, sveiki, mūsų rytas šiandien prasideda, kaip vakar pasibaigė, su čekais lyg ir viskas buvo gerai, o dabar ateinam. Opa! Vėl, kaip diena, taip naujiena. Kas dabar? Jungiam kompą, žiūrim. Kodėl visą laiką tai būna? Namie buvom, niekas niekur niekada neužsidegė, viskas kaip ir gerai, tik išvažiuoji kažkur tai ir turėk reikaliukų. Tas pats kaip ir vakar, Lambda zonda rodo klaidą, tai tikriausiai bus dėl to, kad dėl dujų, aš kaip suprantu, arba sureguliuoti reikės dar jas, nieko, sutvarkysim, čia nedidelė problema. Atsijungiam ir lekiam. Na va, 4 kartą sustojom užsipilti dujų, 3 kartus jau pildėm, 850 km nuvažiavom, dabar pildom ir žiūrim toliau, kiek nuvažiuosim. Aš manau, kad mes iki Dortmundo dar turėsim užsipilti be šito karto dar 2 kartus. Šiaip iš tikrųjų tai kažkaip galvoju, kad daugokai valgo jisai. Na aišku, mes kai važiavom Lenkijoje, ten leistinas greitis buvo 140, tai 140 ir važiavom. Tai grubiai tariant, jisai daugiau ir valgo. Nu, žiūrėsim galutinį rezultatą. Na va, kertam Lenkijos sieną su Vokietija, per upę pervažiuojam ir papuolam į Vokietiją. Tai reiškia, kad mes pakankamai kelio jau nuvažiavom, liko gal 600 km. Kol kas važiuojam be cirkų. Surprizų mašina nekrečia, viskas ok. Tikėtina, kada važiuosim iki vietos. Opa, štai Vokietijos keliuose sutikom Dodge Challenger. Bet čia senesnis modelis iki 2014 metų paskutinė gamyba buvo, nes 15 metais išėjo jau restylingas, faceliftas, taip sakant. Nieko, demono kapotas uždėtas. Įdomu sutikti amerikietiškas mašinas Vokietijoje. Nors aišku, jų čia veža pakankamai nemažai. Įdomu, ar iš vis per kelionę dar pamatysim kokiu nors amerikietiškų kelių mašinų ar ne. 5. pilimas, Vokietija. Ir manau, kad mums užteks dar kartą sustot ir bus gerai. O čia, žinau, Vokietijoje kitą angalį reikia užsidėti. Vokietijos rinkai eina kitoks angalis. Pirmas iki su tokiu pilsiu. Pavyks man. O,
supratau. Op, sudėtingai čia pas juos. Bet kaina dujų tai nebloga. Euras 27. Iš principo, pas mus Lietuvoje benzinas eurą 50 kažkur tai. Aišku, o įdomu, kiek čia benzo kaina. Labą dieną. 4. kelionės diena. Viskas, nepaisant pirmos dienos, visa kelionė sklandžiai einasi, nepaisant dar degančio čeko dėl lambda zondo. Bet šiaip viskas ok, liko 40 km mums iki vietos davažiuoti, kad paliktumėm Durangą. Ką norėjau dar papasakoti, tai porą istorijų, kad sekančiose serijose matysim tokias mašinas kaip Dodge Ram 21 metų, limited komplektacijos, pavyko nupirkti už gan neblogą kainą. Tai pamatysit ir pats labai laukiu. Įdomesnė istorija tai yra su Dodge Challengeriu. Iš 4. karto pavyko man jį tik tai nupirkti, bet kainą nupirkau už Amerikos aukcione už $1400. Šiausia kaina. Patį pirmą kartą pastačiau 1400, irgi laimėjau, pardavėjas norėjo 10 000. Mano galva tai kosmosas buvo, pakėliau aš gal kainą iki 2000, bet jis net nenusileido, pralošiau. Antrą kartą laimėjau už 1900, jis norėjo to paties 10 000, vėl neatidavė. Trečią kartą laimėjau aš jį už 1700. Klientas nusileido iki 7500. Ok, aš pakėliau iki 2000, jis nieko, aš pakėliau iki 2300, jis neatidavė. Ok, gerai, 4. kartą laimėjau ne aš, sekantį dar kartą vėl išėjo aukcionas, vėl laimėjau, bet už $925. Ok, galvoju, netiduos, nusileido pardavėjas iki 3200. Aš sakau, netiduos, vis tiek jisai ten, tos mašinas, viskas. Ai, tebūnės, sakau, pakelsiu iki 1400 ir sakau, vis tiek turbūt netiduos, dar sykį bandysiu lošti. Ir kaip manot, pam, ir atidavė. Tai man toks geras klausimas kyla, kai aš jam buvau pasiūlęs virš 2000, jis neatidavė, o dabar jau už 1400 jis pagalvojo, kad gerai. Nesvarbu, svarbu, kad mums gerai. Tai lauksim, spalva gera, 5-7, grey vadinama spalva. Pasižiūrėsim, kas atplauks ir kas ten yra iš jo likę gyvo. Bet šiaip nuotraukose tai visai neblogai atrodo. O dabar tai važiuojam į vietą, paliekam mašiną aikštelėje, paliekam dokumentus ir bandom keliauti atgal. Mes nuvažiavom 2000 km su 320 litrų dujų. Vadinasi, vidurkis dujų pas mus gavosi 16 litrų 100 km. Man galvojau asmeniškai, kad bus mažiau. Galvojau, kad apie 13-14 dujų valgys, bet įvertinus tai, kad čia greičiai Vokietijoje tiek Lenkijoje ten 140, į autobaną išvažiavom švis neribotą, tai važiavom ir gerokai greičiau. Tai manau, tas įtakojo ir kuro sąnaudas. Bet šiaip visumoje ganėtinai pigiai atvažiavom. Vienintelis dalykas, kas nepatogu buvo, labai dažnai reikėjo stoti. Pylėmis 6 kartus kuro, tai gan trumpais atstumais gaunasi, bet šiaip visumoje viskas ok. Dar ką pamiršau paminėti, jeigu jums patiko mano ši serija ir prieš tai buvusios, paspauskit patinka, pasidalinkit su draugais ir užprenumeruokit mano YouTube kanalą. Jums tai nieko nekainuoja, o mane motyvuoja. Na ką, kelionės tikslą pasiekėm, atvažiavom į vietą, paliekam Durango pardavimui. Iš pradžių dar jisai eis į cheminį, nueisim, parodysiu, kaip vyksta prieš pardavimus cheminis. Šio aikštelėje stovi ir mano Chargeris, kuris pirmoje serijoje buvo matytas, o dabar einu parodysiu, kaip vyksta viskas mašinos paruošimas prieš pardavimą. Va, čia atliekama yra salono cheminis valymas, mašinos poliravimas, viskas yra idealiai paruošiama ir važiuoja mašinos į skelbimus. Grįžom į Lietuvą ir einam dabar tvarkyti iki galo mūsų žaliojo Challengerio. Mums dar liko nemažai darbų iš tikrųjų prie jo padaryti. Priekis kaip jau ir į pabaigą eina viskas sutvarkyta. Beliko pakabą sutvarkyti iki galo, stabilizatoriaus traukę uždėti reikia. Dar vieną traukę reikia kairiai pusėje pakeisti, nes per auto įvykį buvo pažįsta. Uždedam posparnius. Vieną problemą turiu su ratais. Jie visi tokie aplinkui apdaužyti. Gal svarstau, gal naujus uždėti, ar šituos palikti. Pasižiūrėsiu, kaip greitai pavyks mums nudažyti. Nuvežus pasakys tiksliau mums, kiek laiko užtruks tas visas. Ir vienas ratas beje yra palankstytas, tai pasižiūrėsim, ar jisai kritinės būklės, ar galima dar ištiesinti. Štai mūsų ratas yra
palankstytas ganėtinai neskaniai. Jisai yra čia įlenkta ir čia nubrozdinta. Nežinau, mano akim tai jisai toksai šiek tiek per daug jau gavęs, bet nuvešim meistram, pasižiūrės, ar čia jisai tvarkingai galima padaryti, ar ne. Tai jeigu viskas ok, tai tada sutvarkys, o jeigu ne, tai reikia pirkti nauji ratai, visi 4. Nežinau, reikia gal pasižiūrėti, gal vieną tokį rasiu, bet labai aš abejoju, nes šitų ratų išnešimas, būtent whiteboardžiai yra visai, ženkliai didesnis į išorę, kadangi yra praplatinimai šitie sparnų, tai ir ratų išnešimas yra platesnis. Tai jų nėra taip, kad kaip kiekvienai mašinai paimi, nuperki, nuėjai ir yra. Tai ta ir yra didžiausia problema. Ir dar kas mums liko, tai sueuropint, žibintai perdaryti, perprogramuoti mašiną ir iš principo jau bus galima važiuoti, testuoti į gatvę. Štai, žiūrėk, čia yra priekinis Challengerio ratas, whitebody. Čia yra paprasto dviratuko Challengerio, irgi priekinis ratas. Yra skirtumas, pločiai. Čiuk, 245, 305. Tame ir yra visa problema, kad šitų ratlankių taip paprastai nenuvažiuosi ir nenusipirksi. Aišku, galima ieškoti, gal rasi kažkur, bet taip nėra kaip šitam Challengeriui, kad gali, atsidarai internetą, nusipirkai ir viskas tvarkoja. Todėl ir turiu priimti šiandien sprendimą, ar tvarkysim, remontuosim, ar visgi teks važiuoti pirkti naujus ratus. Kadangi šitas automobilis yra iš Amerikos, jisai nėra pritaikytas Europos reglamentam, galima taip pasakyti, nes Amerikoje šita visa dalis, posūkis ir stopas veikia kartu ir jie šviečia raudonai. Tai tam, kad atitiktų reikalavimus, Europos mes turim, pavadinkim, sueuropinti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra keli būdai, žinoma, šitų sueuropinimų. Tai vieni daro, kad stopas užsidegtų čia, gabaritas silpniau dega, bet stopas čia šviečia ir čia per visą ilgį šito žibinto geltonai mirksi, bet mes gal pasirinksim taip, kad čia skeliam per pusę šitą žibintą, vieną dalį paliekam stopui, kitą dalį paliekam posūkiam. Programiškai atskirsim laidus ir tai persidaro šitas žibintas, kadangi šitas automobilis važiuoja į Vokietiją, tai Vokietijoje nėra tokio reglamento, kad negali būti štai čia prieš rūkinio žibinto. Tai reiškia, Lietuvoje tas netinka. Lietuvoje taip vadinamą bumbulą reikia kabinti, kad atitiktų, o Vokietijoje tinka. Čia atbulinės eigos žibintas keliasi per pusę ir čia pasidaro priešrūkinis žibintas. Tai Vokietijoje be problemų, kažkodėl Lietuvoje negalima. Žymėjimai ten visokie, viskas. Tai mums reikia perdaryti šitą ir šitą žibintus. Tai dabar einam įsiimsim žibintus ir pabandysim visus perlituoti ledukus, kurie reikia, sutvarkyti laidyną ir suprogramuoti. Tai važiuojam, pabandysim padaryti. Atsisukam. Žibintai nusiema ganėtinai lengvai, 2 tokie atsisuka, atsijungia jungtis, liaudyje vadinama fiškė su laidais ir reiktų varžtukai šitie atsukti, nuimti, vėliau parodysiu, kaip jisai susitvarko, persidaro, sakykime, žibintas. Ir reikia nuimti dar bagažinės žibintas. Čia! Pasiemam raktelį, čia yra laikikliai. Hop, pasiemam. Čia dar būna varžteliai, bet kadangi po dažyklos tai nesusukta, tai juos irgi reikia atsukti, norint nuimti. O dabar kažkodėl tai jisai labai tvirtai laikosi. Įtartinai keistai. Nenusiema todėl, kad atsukti reikia dar. Aš pamiršau, kad buvau prisukęs. Čia 4 yra tokie dalykai. Čiuk, čia. Gal kam kyla klausimas, kam šitas? Tai kol buvo dažykloje, kai žibintą nuėmė, kuriam yra atidarimo mygtukas, išsivedu visą laiką laidą, kad nereikėtų per vidų lystą atidaryti. Išėjo. Hop. Pjaustyt važiuojam. Išpjaustysim visą žibintą dabar, pakeisim į Europą, ko negalėjo padaryti Dodžo gamintojai, bet lietuviai sugebėjo. Kam šitas šniuriukas. Žibinto nėra, mygtuko nėra. Vienintelė galimybė būtų papulti, tai tik tai per saloną. Nėra labai patogu, tai tokį pasidarai ir pam, atsidarė. Viskas. Katiniukas mūsų ant kapoto, kaip aš jį vadinu. Man tai asmeniškai jisai labai žiūri, pagyvina tą mašiną. Gal papiktina labiau, aš sakyčiau. Einu, užklijuosiu ant abiejų šonų po katiniuką, uždėsim raudonas akis, užrašus ant sparnų. Turėtų būti bomba.
Ką atėjo eilė žibintų perdarimam į europinius reiktų, tam, kad juos pakeisti ledukus iš raudonų į geltonus, reikia išpjauti žibintą, atidaryti, išsiimti plokštę ir pakeisti ledukus. Tai mes dabar ir padarysim, tik tai reikia dabar atsižymėti vietas, ties kurią vietą pjauti, nes ne visose vietose galima pjauti. Taip, pasižymėjom aplink žibintą ir dabar išpjausim, išsiimsim ir perlituosim ledukus. Pasiėmėm, prieš tai pasižymėm, kuri pusė, kad nebūtų. Taip, jisai taip stovi, tai šita pusė bus posūkiai. Išsiėmėm plokštelę. Išsiėmėm plokštelę ir mums 1, 2, 3, 4, 5, 6 ledukai pakeisti. Taip, kol kas žibintas mums nereikalingas. Vieno žibinto ledukai perlituoti, pasimsim kitą žibintą, išsipjausim ir lygiai tą patį padarysim. Lituosim, pakeisim ledukus į oranžinius ir su galiniais žibintais bus, dar bagažinės priešrūkinį reikės padaryti. Viskas. Žibintai perdaryti, viskas veikia. Labas rytas, šiandieną mes bandysim perjungti laidus. Nebandysim, o perjunginėsim laidus, nes jau ne vienas yra padarytas. Va, kaip ir minėjau, anksčiau žibintus persidarėm, susitvarkėm, aišku, aš jų dar nesulituoju, kadangi perjungsim laidus visus mašinoje, taip kaip turi būti, susiprogramuosim, pasitikrinsim, ar viskas gerai veikia, nes turiu praktikos, kad sudėdi kažkas tai negerai ten padaryta. Tai susidėsim žibintus dabar, susijungsim laidus, ką reikia, susiprogramuosim, kad veiktų taip, kaip turi veikti Europoje. Ir bandysim. Dar vieno, ko nespėjau pasidaryti, tai reikės galinis žibintas perdaryti. Bet iš principo tam, kad susieuropinti, susiprogramuoti ir pakeisti viską, tai galėsiu ir su juo pasitikrinti. Paskui ten tik tai ledukai vėliau reikia perlituoti. Va, tai tiek. Žibintus turim. Dabar einu į mašiną, tada reikia nuimti daiktadėžę, kaip vadinama jinai. O liaudiškai bardačiokas, kad būtų lengviau prieiti prie borto kompo, nes ten reikia sukeisti laidai vietom, perjungti, kad atsirastų ir priešrūkinis gale, ir posūkiai veiktų kaip reikia. Prisimenu pačius pirmus kartus, kai pats bandžiau sueuropinti. Kažkokius laidus vedžiau į galą per visą mašiną ir panašiai. Jaučiausi toksai, oi, tu savo susieuropinau mašiną. Nu, pirmas mašinas buvo. Tai vien tas dalykas, kai aš pats padariau, susieuropinu, o iš tikrųjų paskui įsiaiškinau, susižiūrėjau. Aišku, informacijos tai nulis, nieks nesidalina, niekas nieko nenori sakyti, tai teko pačiam viską sėdėti, aiškintis, programuoti, bandyti. Prisimenu tą dieną, kai pavyko padaryti. O, linksma buvo. Tik sudėjau viską, dabar vėl radau. Bardačiokas prisuktas tokia ne amerikietiška mašinai. Labai daug šitų. Nemažai žmonių klausėt, kur gauti tokią maikutę. Dėja, jos prekyboje nėra.
Tai norėčiau padaryti mažą konkursėlį. Viskas, ką reikia jums padaryti, tai įsikelti į Instagram story, kad žiūrite mano seriją ir pažymėti U11 Garage. Ir burtų keliu atrinksiu 3 laimėtojus ir padovanosiu maikutes. Perjunginėjom laidus, kad gale veiktų teisingai žibintas. Tai yra posūkis atskirai nuo stopo. Tai reikia borto kompę perjungti kai kuriuose vietose laidyną ir tvarkingai suizoliuoti, sulituoti. Nes amerikietiškose tai, kaip ir minėjau, kad stopas ir posūkis eina ant vieno laido ir veikia kartu. Ta prasme, jeigu stopą nuspaudai tai ir posūkį jungi, tarkim, kairį, tai mirksės, bet stopas nešvies. Tai va tam reikia perdaryti kai kuriuos laidus, kad veiktų tinkamai. Gerai, vieną pusę pasidarėme, einam pasitikrinsim, ar viskas veikia, tada eisim kitą pusę pasidarysim ir turėtų būti gerai. Ok, jinai dar neperprogramuota, bet neveikia. Čia turėtų mirksėti oranžinė. Perjungiam laidą vieną, tikėtina, kad per skubėjimą sumaišiau. O, veikia. Tik tai dabar, kol neperprogramuota, veikia ir stopas, ir posūkis mirks. Radau problemą. Ne ant to laido sujungiau. Nors pasižymėjau tą, kurį reikia, bet prijungiau prie kito. Neveikia. Radau, sutvarkėm. Ok. Dabar perjungiam dešinę pusę. Sutvarkom, prieš rūką pajungiam, tvarkingai viską sulituojam, suizoliuojam, uždarom, perprogramuojam ir į trasą. Susiprogramuosim viską, kai viskas veiks, pasitikrinsim, tada surinksim daiktadėžę ir europinimo darbai bus baigti. Tik reikės dar perdaryti galinį patį žibintą. Bet čia jau smulkmena. Perprogramuom, europiniai dažniai yra, kalbos irgi yra. Pasitikrinam, ar viskas tinkamai veikia, jungiam gabaritai. Dega, stopai, kairys, dešinys dega, kairys posūkis. Tvarkingai mirksi, dešinys posūkis tvarkingai mirksi, stopas kartu su posūkiais į viskas, nes būna tokių momentų, kad stopas užgesta. Kol kas viskas liuks. Viską pabaigėm, viską suizoliavom, patikrinam, viskas ok, vadinasi, uždedam bardačioką, susukam, plaunam saloną ir važiuojam, išbandysime test drive'ą. Ką, šiai serijai tiek, žalis jau pas mus eina į pabaigą, praktiškai jau baigtas, sueuropinta, sutvarkyta, liko kelios smulkmenos, variklio apsauga uždėt ir kitoje serijoje bus mūsų test drive'as su žaliu Challengeriu ir, aišku, bus burnautas. Tai jeigu jums patiko, ką aš darau, paspauskite patinka, pasidalinkite su draugais ir užprenumeruokite mano YouTube kanalą. Jums tai nieko nekainuoja, o mane tai motyvuoja. Iki greito.